Futbolo akademija Šiauliai. Šiandien toks startinis 11-tukas. Pas juos 61 numeris komandos vartininkas ir kapitonas Gustas Baliutavičius. Net nebejoju, jog sulauks dar karštesnio palaikymo dainaviečiai. Iki šiol jiems namų rungtynes tekdavo žaisti Marijampolėje, Kaune. Čia pavojingas epizodas, smūgis į vartus ir labai nedaug trūko, jog gal ir... Čia kamuolys skriejo link vartų, bet keblumų nekėlė Šiaulių vartų sargui. Kulbačiukas. Nepavyksta pasiekti slystant kamulio Nikitai Komisarovui. Perdavimas čia vis dar su kamuliu buvo ilgai. Žebrauskas ir čia galėjo nutikti įvarčio situacija. Pergriautas buvo ir Micevičius vėliau kitame krašte, bet pražangos nebuvo fiksuojama ir dabar jau Telšių Džiugo komanda pereina į puolimą. Smūgis. Ir vienas pirmųjų turbūt tokių šiauliečių ataka. Penkiese prieš visą būrį Telšių Džiugo komandos žaidėjų. Čia pavyksta galiausiai nukreipti kamuolį į vartus. Nuošalės vėliavėlė į viršų nekyla, reiškia viskas yra pagal taisykles ir tą įvartį pelno Milanas Džiokičius. Šio perdavimas prie pat baudos aikštelės, jau joje su kamuoliu Kulbačiukas, smūgiuoja ir smūgiuoja pavojingai. Bet sugavęs kamuolį Gustas Baliutavičius, progų, smūgių ir kamuolio kontrolės komandos turi praktiškai vienodai. Išskyrus viename gal komponente tikrai Telšių Džiugo. O čia labai pavojingas epizodas, šiauliečiai bėga, perdavimas baudos aikštelės ribose, paliekamas kamuolys ir dabar tik galiausiai išvydome Gabrieliaus Micevičiaus smūgį. Futbolo akademijos Šiauliai atsarginių žaidėjų suolelio. Na ir galbūt išvysime dar žengiantį į šiandien į aikštę. Čia smūgis iš toliau, kamuolys skriejo link vartų, bet Danielis Romanovskis. Dejanas Traikovskis, jo perdavimas. Nepavyksta pasiekti komandos draugam kamuolio, bet iš toliau pavyksta smūgiuoti. Čia pabandė iš toli kamuolį kreipti link vartų. Dalinasi tarpusavyje kamuoliu Džiugo futbolininkai ir dabar paaštrinimas, smūgis link vartų, kamuolys skersinio, bet pavojinga situacija, būtent taip reikia bandyti žaisti. Šeštame ture 2-0 buvo įveikti čempionai. Rezultatas, kurį būtų buvę sunkiau prognozuoti ir tuo galėjo pasidžiaugti. Čia pavojinga ataka, smūgis netikslus. Smūgis į vartus, tenka ten Mariui Paukštei gelbėti situaciją. Ankudinovas. Traikovskiui. Į baudos aikštelę perdavimas, smūgis. Ajajaj, nuo žemės